Sveiki. Labas. Žiūrėtojai, klausytojai, labas Ieva. Labas, Jūratė. Džiugu vėl jūs matyti, iš tikrųjų tai nematome, bet labai tikimės, kad jūsų čia daug už tą ekraną. Ir šiandien mūsų tema tokia apie šiandieninį pasaulį. Šiandien vyksta be proto daug pokyčių, be proto daug chaoso, be proto daug informacijos gauname, visi gyvename tokiam išprotėjusiame neapibrėžtume. Jaučiame emocinį nuovargį, nerimą, ten visokių pilna dalykų, tai pakalbėkime apie tai, ką tai reiškia, iš kur tas chaosas kyla, kaip mums su juo būti, ką jisai sukelia ir galbūt galima kažkaip taip prie viso šito prisitaikyti. Tai kaip tu gyveni šitam chaose? Aš juokauju, kad aš jaučiuosi nepasiruošus. Bet tai turbūt jau yra normalu, nes būti viskam absoliučiai pasiruošus šiandieninėme pasaulyje turbūt neįmanoma. Tai turbūt ir juokauju, kad ruošiantis šiai laidai vis tiek tam ir ChatGPT ar ne kažkokių klausimų įsimeti ir tokių kitokių perspektyvų paieškai. Ir labai gerą frazę tokią, žinai, pasufleravo, kad turbūt normalu šiai dienai jaustis nenormaliai, ar ne? Kažkaip tai, nors, aišku, sutikus žmogų, dažniausiai gaunam tokią atvirkštinę, ar ne? Kaip tu, normaliai, žinai, viskas gerai. Tai jeigu normaliai, aš sakyčiau, kad jau čia visai gerai, žinai. Nes šiaip didžioji dauguma, gerai, ne? Didžioji dauguma, jeigu taip pagilinus, taip giliau, paklausus, o kas po to normaliai, tai žinai, reikalai, verslai, vaikai, kažkokie tai dalykai, ar ne, bet visi jau tą rutiną, chaosą, lėkimą jau priskiria prie normalu, ar ne, kad tai yra, tiesiog paprastai, kaip visada, ar ne, jau nieko naujo. Bet tai iš kur kyla tas chaosas visas? Ta prasme, mes šį patys susikeliam, žinai, bendraudami ir per daug jautriai reaguodami, ar iš tikrųjų ta aplinka taip greitai pagreitėja? Mes praeitoje laidoje, man regis, kalbėjom, kad, žinai, taip atrodė 10 metų, kažkada tai atrodė ilgas laikotarpis, dabar atrodo iš viso kosmosas, ten, žinai, jau nebegalime prognozuoti nei po metų, nei 5, nei netgi savaitę turbūt sunku nuspėti, ką aš rytoj veiksiu. Šiaip, žinai, juokas juokais, bet po praeitos laidos, kai išėjo jinai, aš po dienos turbūt perskaičiau vieną straipsnį ir supratau, kad viena informacija, kurią mes ten kalbėjom, jau paseno. Ir reikės naują, žinai, podcastą tą temą daryti, nes tai jau atsirado, per porą savaičių. Per porą savaičių, jo, realiai jau pasikeitė ir jau ten vieno įrankio nebėra, jau atsiranda visai kitoks, ar ne? Tai man atrodo, kad tas skuba keitimėsi tame, kas dabar vyksta, tai yra normalu, kad ne visiems tai yra ištveriama ir išlaikoma. Aš taip galvoju, žinai, kad smegenys mūsų taip jau sutvertos, kad jos nori aiškumo, nori stabilumo, net yra, man atrodo, posakis, geriau skaudžiai, bet taip pat, negu naujai, bet neaišku kaip, žinai. Tai irgi, žinai, jau geriau pasikankinsiu ten, kur aš buvau 10 metų. Ir kankinsiu taip 100 metų. Nežinau, net apie darbą kokį pagalvojus, kodėl ten skundžiasi 10 metų, bet nekeičia darbo. Nes kai pakeisiu, neaišku, kas ten bus, gal ten bus dar blogiau, gal ten reikės dar daugiau dirbti, gal ten bus blogesnis vadovas negu dabartinis blogas, ne, kuris tik tai truputį blogas. Tai man atrodo, tas noras stabilumo, natūralus, gyvenimiškas mumise sukelia chaosą, kuriame mes nežinom, kaip tam nestabilume išbūti, kuris yra kasdienos dalis. Čia tą tokį gal daugiau nerimo sukelia, žinai, dėl to, kas vyksta, bet kad iš tikrųjų to chaoso jo daugėja ir jo daugės. Ir, man atrodo, čia, žinai, neišvengiamai. Čia dėl kelių dalykų. Vienas tai, kad mes ta informacijos klaida beprotiškai išaugusi, žinai, dabar kiekvienas gali būti ir žiniasklaidos, ir šitų žinių sklaidos šaltinis, ir žinių priėmimo šaltinis, ir tu renkiesi kiek, tu renkiesi ką, atsiranda brukalai visokiausiai. Tarsi, tu turi reaguoti, nes mūsų smegenys negali nereaguoti dėl to, kad ten gali būti pavojų, žinai, dar visokios baisios žinios, o tarkim, ta pati žiniasklaida tradiciniai, jinai visą laiką labiau koncentruojasi į tas blogas žinias. Kas šokiruoja, kas nes jos šokiruoja, nes jos traukia, nes vėlgi mes taip sukonstruoti, kad mes labiau reaguojame į tuos dalykus, kurie mums kelia pavojų. Tai, iš to gaunasi tokio, žinai, visur čia turiu suspėti, visur čia viskas blogai, viskas darosi, žinai, kur besidaryčiau, ką be paskaityčiau, kur be pažiūrėčiau, visur, žinai, pavojai. Ir net, žinai, aš irgi tyrinėjausi, kad atskira net yra tokia nerimo rūšis, perdegimo rūšis, tiksliau ne nerimo, kuri kyla iš per dažno, per didelio sprendimų priėmimo. Ir žmonės pervargsta realiai ne nuo darbo krūvio, bet nuo to, kiek daug sprendimų tame darbe reikia priimti. Tas pats yra asmeniškai, aš pati visai nesenai esu pasakius šeimoje, kad aš tiesiog pavargau šią savaitę priiminėti sprendimą.
kada mes važiuojam, kada ką sveikinam, ką perkam, kur ten, nežinau, atostogaujam. Nu tiesiog man per daug buvo, toje savaitėje man tiesiog buvo per daug sprendimų ir aš jaučiausi, kad nebesuprantu, kas su manim darosi. Tai va tas nutinka ir darbe, ypatingai jeigu mes žiūrim per tas vadybinės pozicijas, ar ne, nepaisant to, ar čia vadovas, ar vadybininkas, ar pardavėjas, mes kiekvieną dieną turim priimti kažkokį sprendimą. Čia tinka, netinka, šitas pasiūlymas geras, negeras, mūsų specifika, ar ne? Čia šita tema pateisins lūkesčius, nepateisins. Kokius aš ten žaidimus, veiklas, užsiėmimus galiu įtraukti, kad tikrai tiktų šitai grupiai. Ir atvažiuoji, pamatai, kad ta grupė visiškai kita orientuota, žinai, ir vėl reikia keisti, vėl reikia sprendimo naujo, visiškai kitokio, nes tu negali žinoti, ne? Nu, kaip tas VUCA, BANI pasaulis, ten tie yra trumpiniai, kur ten sako, kad kuo toliau, tuo daugiau to tokio, neapibrėžtumo, tu negali nuspėti, kas bus rytoj, tu negali, tu veiki tarsi rūke, tu veiki ten tarsi, nežinau, kažkokiam nuolatiniam spaudime, nu tai ir tas tas sprendimų priėmimas, tas beproto vargina dar ir todėl, kad, nu, ta prasme, tu negali būti garantuotas, kad tas sprendimas primtas jisai pasiteisins. Taip. O žmogusgi kaip auklėtas, nu kaip mūsų auklėjo ten, tėvai, seneliai, reikia, yra vienas teisingas, geras sprendimas, mokykloje, kaip sakė, yra vienas teisingas atsakymas, nėra pasirinkimo, žinai, 2+2, yra tik 4 ir niekaip ne kitaip. O mes pakliūnam į pasaulį, kur visai nebūtinai 2+2, žinai, nu, jeigu žiūrėtumėm ne į matematinę tą, kaip čia, plotmę, bet tai kitus 2+2 gali būti 3, gali būti 2, gali būti 5 ir taip toliau ir panašiai. Žinai, apie tas normas, šiandien rytinis juokas, toks mano sūnus, vienas iš sūnų labai nemėgsta rytais keltis. Ir šiandien atsikėlė, sako, aš nekenčiu pasaulio. Sakau, wow, kaip tu, žinai, jam 5 metai. Sakau, wow, kodėl tu taip sakai, nes šitam pasauliu reikia labai anksti keltis. Nu va, matai. Bet sekmadienį gal biškai geresnis pasaulis pasidaro. Apie 7 reguliariai, o šiandien reikia 6, žinai, nu, va, ir tas jau valanda, nu, yra va, toksai. Bet ta norma, ne, kad pasaulis taip sutvertas, reikia keltis 6, žinai, tai, nu, turbūt tame gyvename. Bet tai va, tas, žinai, tas toksai auklėjimas, kad yra ten tos, nu, kažkokios normos, kad yra viena taisyklė, nu, mums įkala tarsi į galvą, kad mes, žinai, nu, turime priminėti tos sprendimus. Tai priims sprendimus nėra problema. Sprendimus priimant didžiausia problema yra, nu, ta prasme, mūsų ta savijauta su tuo, kad jisai gali būti neteisingas ir gali būti negeras, žinai, nes rytoj galbūt bus visiškai, šiandien aš priimu sprendimą, kad važiuosime, žinai, tuo keliu, tokiu maršrutu ir ten pasieksime per tiek laiko ten kažkokį tai tašką B, žinai. Ir tu išvažiuoji ir pamatai, kad ten, avarija, žinai. Tai. Ir tavo visas tas planas žlunga ir realiai tavo tas sprendimas pasirodo yra blogas. Nors jisai joks neblogas. Nuvažiuosiu anksčiau, tam pavėluosiu, žinai. Tam pavėluosiu, žinai. Ir tu sakai, aš blogai priėmiau sprendimą. Nu, iš tikrųjų, tai ne aš blogai priėmiau sprendimą, tiesiog pasikeitė aplinkybės. Tie sprendimai, neapskritai sprendimai, bet kokie jie yra gerai dėl vienos priežasties, kaip ten sako, geriau kažkoks sprendimas negu jokio sprendimo ir chaosas, žinai. Geriau padaryti netobulai, bet laiku, negu tobulai, bet niekada. Nes tobulai, iš tikrųjų, tai turbūt to tobulumo šiandien aš net nelabai įsivaizduoju, kaip galima būtų pasiekti. Neįsivaizduoju, žinai, net mano kolegė viena buvusi turėjo tokią frazę, greičiau priimsim sprendimą, greičiau pasidarys lengviau. Taip. Nes iš tikrųjų, va, tu nusprendi, po to jau gali ten tvarkyti su pasiekmėm, ar ne, arba žiūrėti, ten geras rezultatas, negeras, bet va, tas momentas, kai tikrai organizacijos irgi jaučiu, kad taip nutinka, kad mes priiminėjom sprendimus ten mėnesį, svarstom, generuojam, žiūrim, ar čia tikrai gerai, ar čia tikrai pasiteisins. Jau ten jau prie pat, bet ne dar kitą kampą, ne, pažiūrim, gal dar iš tos. Ir realiai per tą mėnesį mes jau galėjom kažką padaryti ir jau žiūrėti, kur toliau judėti, ar ne? Nu, kaip tu sakei, per 2 savaitės pasikeitė situacija. Taip. Tu, žinai, turėjai vienus duomenys, viena kažkokia tai informacija, kažkokie tai dalykai, kurie buvo svarbus tam sprendimui priimti, vakar buvo vienokie, šiandien jie gali būti kitokie. Ir pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėtumėm kariuomenę, šiaip kariuomenė labai daug iš tiesų daro tokių, nu kaip čia pasakyti, net ir galima iš jų pasimokyti, jie kuria įvairias taktikas, kaip, žinai, veikti. Mums reikėjo Liną pasikviesti. Reikėjo jo, Liną, turim kolegą, kuris yra majoras ir kuris yra tikrai kariuomeniai tarnavęs ir žino visus šitus dalykus. Bet šiaip į verslą labai daug ateina iš kariuomenės įvairiausių dalykų, dėl to, kad kariuomenė veikia neapibrėžtume ir jie ieško būdų, kaip iš tikrųjų tos žmonės mobilizuoti, kad jie gerai jaustųsi tame. Tai tarp kitko vienas iš principų, apie sprendimus kalbant, žinai, jie tokios laiko
laikosi taisyklės veikti, vertinti, koreguoti. Tas fast failas, ne, greitos klaidos. Veikiu, vertinu, čia pat, va, darau žingsnį, vertinu geras, negeras, atsižvelgiant į to momento situaciją. Tada, jeigu negeras, koreguoju ir veikiu toliau, ne? Nu, ta prasme, toksai, nu, va, tokiais mažais žingsniukais, nes tu nebegali susiplanuoti ten kažką tai. Nu, žinai, ten, aišku, nu, kažkokius tai galutinius didelius tikslus, ten, nu, ką žinau, atostogas tas pačias, arba ten kažkokį, nu, darbą su klientais, arba ten planus kažkokius, nu, tu turi dėliotis, bet, kaip aš sakau, reikėtų turėti planas A, planas B, planas C, planas ten, whatever. Z. Ne, Z geriau nereikia, dabar nepopuliari šitą raidė. Nes, nu, pavyzdžiui, žiūrėk, susiplanuoju važiuoti į Tenerifę, aš nežinau, tavo draugė gyvena Tenerifė, šiaip buvo kažkokie tai potviniai, audros, ten kažkas, tai akmenys riedėjo, nu ir ką, važiuot ar nevažiuot? Jo, bet čia kalbėkime apie žiniasklaidą, ką mes matom ir kas ten iš tikrųjų vyksta, žinai, jo, nu, bet vėlgi, video, kaip pas jos lietus lyja tiesiog, žinai, bet jo, aš suprantu apie ką. Kitas dalykas, nu, aš gaunu informaciją, aš įvertinu ją tokią, kokią aš gaunu, žinai, ir kai sako, mąstykit kritiškai, nu, ar visada tu gali kritiškai, vėlgi dar viena atsakomybė uždedama ant žmogaus smegenų, žinai, mąstyti kritiškai, nu, ar visada įmanoma kritiškai įvertinti, žinai, nu, aš vertinu, nu, kažko pasitikiu, kažko nepasitikiu. Bet žinai, tas kritinis mąstymas, aišku, jisai yra svarbus, man atrodo, gal svarbu pagauti save, kai aš nebemąstau kritiškai. Negu kad bandyti save kažkaip pertransformuoti ar ne, ir labai greitai keisti savo veikimo būdą. Aš pati, kadangi irgi dirbu ir pokyčių temoje, ar ne, ir kai organizacijos eina per pokytį, arba žmogus eina per savo asmeninį kažkokį pokytį, tai labai matosi, žinai, jeigu žmogus mato grėsmę tame pokytyje, nežinau, ten karjerai, darbo krūviui, ar ne, kad va čia atsirado nauja sistema, reikės daugiau pildyti, ar ne, dar kažkokių dalykų. Tai automatiškai jo reakcija yra mažiau racionali, ar ne? Jisai pradeda ten pulti, kaltinti aplinką, kam iš čia sugalvojo tokią nesąmonę, kam čia to reikėjo, žinai, anksčiau buvo geriau. Nu, tai aišku, anksčiau viskas buvo. Jo, žinai, viskas ten to. Bet nusekantis etapas po to jau pasipriešinimo vis tiek yra paieška, toks pasimetimas, ar ne, bet ieškojimas būdų, kaip čia prie tos aplinkos pasitaikyti, bet iki jo kartais žmonėms užtrunka labai ilgai laiko. Nes tikrai esu ir savo organizacijose, kuriuose dirbus, pastebėjus, ar ne, kad vieni žmonės jau nuvažiavo su ta nauja sistema. Praėjo metai, o vienas koks nors vis dar skundžiasi, kad ta nauja sistema yra, bet jinaigi nepasikeis. Jau viskas, mes jau negrįšim prie senosios. Dažniausiai skundžiasi tas, kuris net nebando. Taip. Jo, nes jisai tiek įsitikinęs, kad jam bus blogai, kad jis net nebando jos, nu, prisitaikyti, panaudoti. Aš pati ant savęs žinau, mūsų organizacijoje yra kelios ten sistemos, kuriuose galima pasižiūrėti tam tikrų, ten nežinau, apie klientus informaciją arba dar kažką. Ten pakankamai painu, kai tu esi, nu, va, toks naujas ir aš žinau, kad aš porą kartų pabandžiau, man ten nepavyko, žinai, nors ten visi sako, kad labai gerai ir ten viską galima rasti, bet aš net nebandau tenais lysti ir apsimetu, žinai, sakau, pardavėjau, ne, aš žinai, neturiu, aš čia prieėjimo kažkaip man čia nesiseka, gal tu man gali nesiųsti. Gal tu žinai, kad mūsų kolegos klauso, ne? Jie dabar tau nesiūs nieko. Ne, mes dabar pereidinėjom į dar vieną naują sistemą, tai aš nežinau, kaip aš ją... Ir bet kokia gera, žinai, kokia gera vieta, nes, pavyzdžiui, tau tai yra nauja sistema, o aš ateinu dabar, nu, kaip ir su ta sistema, ir aš prieš tai buvusios, net nemačius. Tai man šita yra vienintelė ir tokia, kokia yra, žinai. Dabar, pavyzdžiui, aš pamačiau man tą mūsų... Man tai jau trečia, žinau. Nu, va. Žinai, o prieš tai buvusią sistemą aš užėjau ir kadangi jau esu dirbus su entų sistemų, su kuo tai čia tas pats, žinai, manęs tai nebegazdina. Bet aš įsivaizduoju, jeigu žmogus pildo ten kažkokius dokumentus raštu, nu, ant popieriaus ir jam staiga reikia viską pildyti kompe, nu, tai atsiranda tam tikras nepatogumas. Bet man, žinai, ką norėjusi dar pasakyti, kad tie pokyčiai, net jeigu pats pokytis gerą tau žada, ar ne, ir tu matai ten perspektyvą, matai naudą kažkokią, arba iš kitos pusės gal net pats sugalvoji tą pokytį daryti, tai mes iš karto einam į priėmimą, ar ne, ten nežinau, nuo pirmadienio maitinsiuos sveikiau. Ir pradedu, ne, pirmadienį aš iš karto, bet, nu, tarkim, ne, paimu ir taip užsibrėžiu, žinai. Bet mes tą ciklą vis tiek praeinam tokį patį, nes realiai po pietų pirmadienį pasirodo ten kolegės gimtadienis, tortą, žinai, atnešė. Tada jau galvojam, čia jau reikia pasirinkimą daryti, žinai, senas įprotis ar naujas, žinai, prie ko aš čia darau. Nu, bet čia pirmadienis, nu, tai nieko baisaus, jeigu čia viena diena, žinai, tai gal įsivardinau, nuo kurio pirmadienio gal. Jo, tada, žinai, grįžtam prie to paties, kad ta pasimetimo momentas, ką mes su to darom, jisai egzistuoja nepaisant to, ar tu eisi per pasipriešinimą,
pasipriešinimą, ar eisi per priėmimą. Vis tiek ateina momentas, arba aš galvoju, žinai, apie darbo pokytį. Gavo žmogus vadovaujamas pareigas, laukė, norėjo, karjera ten yra fokus liste, žinai. Bet tada supranta, kad reikia atleisti žmonės, kad reikia grįžtamą ryšį duoti, kuris ne visada teigiamas, ar ne? Nu ir viskas, ir vėl pasimetimas, ką man su to daryti. Bet jis nežino, kaip veikti, kad nežino, kaip su tai žmonėms šnekėti, jis buvo kaip specialistas labai geras. Ir tada sakau, gal aš nebenoriu tapti vadovu, ne, gal aš čia labai sunku, žinai, ne, aš žinai. neįvertinau, kad čia tai bus sunku, žinai. Bet tai iš kitos pusės, žinai, nu netgi ir nieko nedaryti, tai irgi yra sprendimas, nu ta prasme, tu renkiesi, bet vėlgi, nu turbūt galbūt priimant sprendimus, vienas iš tokių pagrindinių dalykų turėtų būti, nu, įsivertinti, kaip ten, ką gaunam, ką prarandam. Čia va tas padeda ir iš tos duobės, kaip ten pokyčių ta duobė yra, žinai, kur įlendi, ta prasme, sukelia bet koks pokytis nenorą dalyvauti, pasipriešinimą, pyktį, ten netekimą ir taip toliau. Tai, nu, ta prasme, va tas pamąstymas, gerai, ką aš gausiu dalyvaudamas, ką aš prarasiu. Ne, kaip vienas dabar bijau pameluoti, diplomatas, neatsimenu, Demingas, man atrodo, yra sakęs, keistis, ta prasme, nėra nu, ta prasme, nebūtina, nes išgyvenimas nėra privalomas. Niekas tau nepasakė, kad tu privalai išgyventi šitoje aplinkoje, šitame visame. Tiesiog tu turi suvokti, kad jeigu tu nesikeisi, tai tu, nu, liksi ten ir ne faktas, kad ten išgyvensi. Jo, bet žinai, grįžtant prie tos, sakau, bet tarsi prieštaraučiau, bet noriu pratęsti tavo mintį, kad man atrodo apskritai tas neapibrėžtumas vieną tokią paniką sukelia žmogui, kad jis nekontroliuoja situacijos. Ir visi mes norim vienaip ar kitaip kontroliuoti. Nežinau, kažkas tai įvyko, aš nežinau, kas bus toliau ir va tas praradimas kontrolės turbūt yra vienas iš faktorių, kurių žmonės, kurie nuolat yra pokytyje, patiria gerokai daugiau. Nu, jeigu aš dirbu savo darbą 10 metų, pastoviai tą patį, nieko nekeičiu, ar ne, tai man tikėtina tų bangų, tokių, va, tų duobių ir pakilimų bus gerokai mažiau. Ir iš to ateina, nu čia mano gal perspektyva tokia susidėjusi iš patirčių, iš to ateina perdegimas, kad tu nebenori tų kalniukų. Aš jau nebenoriu, kad niekas keistųsi. Tiesiog noriu, kad viskas bent kurį laiką pabūtų stabiliai. Žinai, bet nu neįmanoma. Jo, tai neįmanoma turbūt stabiliai, bet čia vėlgi galima galbūt į kariuomenę kreipti, žinai, pasižiūrėti, kaip jie daro ir ką jie siūlo, žinai, kaip ugdyti tą savo atsparumą stresui, atsparumą tam pokyčiui, neapibrėžtumui. Nu, tai vienas dalykas, tai jau kalbėjom, tas suskaldyti, žinai, mažais gabaliukais, kitas dalykas, nu, kartais net ir treniruotis tokį, žinai, nu, pačiam pakliūti į tą stresinę situacijas. Nu, vat išvažiuoju į kelionę visiškai be plano. Žinai, nu, ir ta prasme, nes tas atsparumas stresui, nu, kaip raumuo, tu jį gali išugdyti. Tam tikrą prasme, tiesiog tu tada suformuoji ne sprendimus priminėti ne kaip aš veiksiu, nu, ne ką aš turiu dabar padaryti, bet kaip aš veiksiu strese. Nu, tapsime, kokių aš priemonių imsiuos. Va dabar užgriuvo mane kažkoks neapibrėžtumas, tai ką aš turiu pirmas dalykas? Aš turiu pirmas dalykas susikoncentruoti į veiksmą ten, padaryti pirmus žingsniukus ir tada kažkaip viskas išsisprendžia, ne? Nu, jeigu aš nedarysiu tų pirmų žingsniukų, tai ant manęs užgrius akmuo, žinai, nu, suakmenėjau. Bet jeigu aš padarysiu, tai jisai galbūt nukris šalia, nu ir viskas. Nu, tai ta prasme, aš, žinai, treniruojuosi, žinai, gal veikiu tokiu principu, kad jeigu jaučiu, kad visiškai nebežinau, ką daryti, tai leidžiu savo tam tikrą laiko dalį nieko nedaryti. Ne? Va, tu sakai, kad priimti sprendimą nieko nedaryti sprendimas, ar ne? Tai aš irgi, pavyzdžiui, matau, kad nu yra chaosas, tai jau ten, nežinau, skęstu ir sakau viskas. Šiandien aš nieko nebedarau, ar ne? Rytoj pasižiūrėsiu, ką daryti. Šiandien, nu tiesiog atlaisvinti savo smegenis nuo to bandymo priimti sprendimą čia ir dabar. Nepasakysiu dabar pavardės, bet galėsiu pasidalinti, gal jeigu bus kažkam įdomu, galite parašyti. Yra vienas autorius, kuris rašo apie tai, kad mes realiai patys esame įkalinti savo tokioj vergystėj. Jeigu anksčiau buvo vergystė, kur būdavo, žinai, nu, žmogus, kuris prižiūri ir liepia kažką daryti, tai dabar visi lūkesčiai, kurie ateina, mes tik patys jo savo susikeliam. Ir aš taip irgi atpažįstu, be nagrinėdama ar ne tą literatūrą, kad iš tikrųjų taip yra, nors man ten kažkas mane spaudžia, ar ne, va, pavyzdžiui, klausia, kada padarysi pasiūlymą. Nu ir aš ten, žinai, galvoju iki pirmadienio, nors šiaip realiai tai patogiai padaryčiau iki ketvirtadienio. Nors mokymai tik rudenį reikia. Nors šitas
šitas geras. Jo, nors mokymų reikia tik tai rudenį. Bet vat, kas mane įspraudė į tą padaryti pirmadienį ir kad aš pirmadienį bandau visiems viską atsakyti ir viską, žinai, susigrūdu į tą dieną, nu, tai yra mano sprendimas, žinai, veikti greitai, veikti efektyviai, kažkaip kitiems nebūti kliūtis. Jo, nes tau kažkas kažkada, tai žinai, ar mokykloje, ar tėvai, ar aplinka, žinai, arba dar kažkas tai įkalė į galvą, kad tai yra teisingas veikimas. Tu turi būti greita, gera, visiems patikti, su visais, žinai, ten prie visų prisiderinti, viską padaryti greitai ir kokybiškai ir dar už mažą kaitą ir taip toliau ir panašiai. O grįžtant prie to, žinai, stabtelėjimo streso, tarp kitko vėlgi žiūrint į kariuomenės patirtį, žinai, vienas iš būdų jo irgi yra būtent tas toksai. Šiaip mes apie stresą esam kalbėję, tai tikrai kviečiu pasižiūrėti, mūsų laida yra viena apie stresą, ten mes visokius irgi būdus aptarnėjom, kaip tą stresą valdyti, vienas ten iš jų kvėpavimas ir dar visokių kitokių būdų prigalvom, bet čia dar tokį, kurio neminėjome, tai bet tas irgi toksai stabtelėjimas ir tas būdas vadinasi 5, 4, 3, 2, 1. 5 tai reiškia dalykai, kuriuos aš matau, tu tiesiog turi įsivardinti, ką aš šiuo momentu matau, 5 dalykai, 4 dalykai, kuriuos aš jaučiu. Ne, nu, tarkim, šaltis, karštis, ten, nežinau, kietumas, stalas, ten šlapia, dar kažkas. 3 dalykai, kuriuos girdžiu, ne, 2, kuriuos užuodžiu ir 1, kurį galiu paragauti. Jau čia aš matau pragmatikus, žinai, aš nieko neužuodžiu. Ką man tada daryti? Faktas, kad, tai pabandyk užuosti, ką tu šitoj situacijai šiuo momentu užuodi. Nieko neužuosti, tai irgi yra užuodimas, pavadinkim taip. 2 dalykai, kurių neužuodžiu. 1 neužuodžiu ir kito neužuodžiu. Aš turbūt jau persijungiau, žinai, kai kurių dalykų, žinai, nuotaikas. Vėlgi, visos taktikos, tai, žinai, nu kaip švediškas stalas, mes jas dedam, žinai, tu gali naudoti, gali nenaudoti. Jeigu tu iš tikrųjų turi praradęs visiškai uoslę, tai yra tavo problema. Bet ką tas duoda metodas, nu jisai duoda tokį atsitraukimą nuo to paties buvimo strese. Ne, ir kai aš susitelkiu į kitus dalykus, aš galbūt pamatau, kad, žinai, nu ką, žinau, nėra išėjimo, bet žiūrėk, va langelis, pasirodo, aš matau langelį, žinai, ir aš galiu, jeigu aš nieko neužuodžiu, gal atsidaręs tą langelį, aš ką nors užuosiu, o per tą langelį gal galėsiu ir išeiti. Čia turbūt toks minčių irgi nukreipimas gaunasi, žinai, kitą darbą duoti, nes smegenys nori darbo, visą laiką kažką tai veikti, žinai. Taip, ir tokius, nu, kad grįžtumėm prie pažįstamų, nes stresas kyla dėl to, kad labai daug yra tokio, nu, nepažįstamų dalykų. Smegenys mėgsta pažįstamus dalykus, tos, kuriuos žino, žinai. Tai kai tu pradedi galvoti, nu gerai, aš galiu įvardinti, reiškia, man tai yra pažįstamas. Baltas stalas, aš galiu įvardinti, baltas stalas, ten slidus, švelnus, dar kažkoks. Tai man yra pažįstama ir aš tą įvardinu. Ne? Nu, tai aš tarsi grįžtu prie tokių pažįstamų dalykų, kad aš esu tarp kažkokių pažįstamų dalykų ir tada jau aš galiu žiūrėti, ar galbūt yra už tos ribos dar kažkokie pažįstami dalykai ir man tada tas judėjimas lengvesnis. Sakoma, kad neapibrėžtumas smegenims kelia didesnį stresą negu reali baimė. Nu, pavyzdžiui, įsivaizduokim, va, aš irgi galvoju, šokti su guma, ar ne? O, tai tas kelias iki šokimo, jis yra gerokai baisesnis negu pats tas, žinai, veiksmas, kurį tu atlieki. Ir po to, nu, ateina visai geras. Ar tu šokai kada nors? Jo, Jėzau, bet dabar nešokčiau, mano smegenys dabar neleistų. O tave apgavo tenais, nes man kažkas pasako iš mūsų kolegų, kad sakė, ten yra, žinai, kartais būna ta taktika tokia apgavimo. Žinai, aš skaičiuosiu iki 3 ir paleisiu. Ir skaičiuoju 1 ir paleisiu. Ne, aš tuo metu, kai tai dariau, manęs nereikėjo drąsinti, aš gal tokia pačiuožus, bet po to su amžium saugau, biškį subrendau, pradėjau matyti riziką, arba didesnis noras gal gyventi, negu buvo tada, nežinau, bet realiai turbūt dabar to nedaryčiau. Nu, čia adrenalino fanatikams, aš tai asmeniškai galbūt niekada nešokčiau. Bet tai prisimenu mūsų praeitų metų kelionę ir ar praeito ar užpraeitų ir mūsų kolegė Emilija, kuri buvo pas mus laidoje, buvo tokia didžiulė uola, nuo kurios reikėjo, nu man didžiulė, nuo kurios reikėjo šokti į upę. Ir aš jau pasiryžau tikrai, kad šoksiu, žinai, bet Emilija mane turbūt žino geriau negu aš. Jinai paėmė už rankos, žinai. Ir kai šoko, jos taip stipriai laikė, kad aš galvoju, jeigu aš nešoksiu, tai aš trenksiuosi į uolą. Nuraus tau ranką. Nes tai tiesiog niekaip
Emilija leido man pasirinkti, žinai, ką daryti. Ir ačiū, Emilija, labai tau dėkinga už šitą patirtį. Bet ką noriu pasakyti, kad kartais iš tikrųjų tam neapibrėžtume, tu sakai, va, ieškoti kažko, kas yra stabilu. Man atrodo, ir žmonės yra labai svarbu. Tai yra tie, kurie mane tame neapibrėžtume lydi. Jo, čia viena iš taktikų kariuomenės, turėti budį, su kuo tu esi, va, tas, gimininga siela, žinai. Nes aš galvoju dabar, ten grįžti namo, žiūri per žinias baisu, žinai, nueini į darbą, tavo kolega, ten artimiausiai sėdintis koks nors burbeklis, kuris, žinai, visko skundžias, ar matei žinias, ar žiūrėjai dar kažką. Nu ir tu pasiduodi tai bangai ir šiaip labai greitai jinai įtraukia. Aš jaučiu, kad vienoje mokymų temoje palėtė karo, ar ne, temą, vienose mokymuose. Ir aš jaučiu, kad aš visą vakarą gyvenu nerime. Nu tiesiog kažkoks užėjo, ar ne, nors kiekvieną dieną aš taip nesijaučiu. Bet, nu, ta aplinka, jinai tave supulsuoja, tai, ką jinai nori. Nu ir čia tik tai mano asmeninis sprendimas, ar kaip aš į tai reaguoju. Ar aš susirenku save, ar aš toliau einu googlinti, einu ieškoti informacijos ir ten, žinai, neriu, gilin, ko gilin, to baisin, žinai, ir nebegaliu iš to išeiti. Kaip ten šitie irgi kariūnai sako, nu tai jeigu tu jauti nerimą dėl karo, nu tai tu turi kažkokį veiksmą daryti. Nu, eik paaukok 5 eurus, žinai, tenais kažkam. Tai tavo yra, nu, tapsime, vėlgi, tai yra priimama, smegenys priima, kaip aš kažką padariau. Nu, nusipirk vandens didelį butelį, kad tarsi pasiruošiai, žinai, kuprinę susidėk. Arba susiplanuok, ką tu darysi, jeigu ten kažkas. Tai, nu, tas kažkoks veiksmas, jisai duoda. Mes apskritai per tą veiksmą, žinai, nu, labai daug išsisprendžia dalykų. Nes veiksmas tai reiškia, kad aš kažką darau. Nes nerimo, to streso, aš suprantu, nu, bent jau tiek, kiek iš emocinės brandos. Nu, jo yra, žinai, ženklas organizmui, kad yra pavojus. Nu, ten baimė, ten stresas šitas. Jisai, nu, sukelia pavojų. Pavojus tai reiškia, kad tu turi kažką veikti su tuo pavojum, kad tu iš to zonos išeitum. Tai veiksmas bet koks, jisai duoda organizmui tarsi tokį patvirtinimą, kad, nu, okei, aš jau padariau žingsnį, ne? Išgirdau ir padariau. Čia, žinai, buvo publikuotas toksai straipsnis senokai jau su Nvidia vadovu, įkūrėjų. Ir mane labiausiai šokiravo tai, kad, nu, šiaip Nvidia yra turbūt vienas, nežinau, prabangiausiai kaip biznis gyvenančių, žinai, organizacijų ir tikrai nuolat auganti, nuolat ten milijardais, trilijardais skaičiuojanti pinigus. Ir jo vadovas, įkūrėjas, jo didžiausia baimė yra bankrutuoti. Kur realiai, taip žiūrint, turbūt paėmus, nežinau, yra milijonai kitų įmonių, kurios ant bankroto ribos ir to nebijo. Ir toliau paskolą pasimačiau. Toliau rizikuoja, žinai, toliau priiminėja sprendimus. O čia žmogus, žinai, kuris turi, atrodo, nu taip iš šono žiūrint visą saugumą, koks tik tai įmanomas, žinai, ir kapitalą, kuris yra tikrai ten užteks turbūt ir anūkam, nu taip kabutėse sakau. Jisai turi be galo didelę baimę bankrutuoti ir dėl to dirba 7 dienas per savaitę, be jokių išeiginių, be jokių pertraukų, ar ne, neskaičiuoja darbo valandų. Nu, va, tą nerimą, kokį mes turim, susikuriam tik tai mes patys. Niekas mum jo negali sukurti iš išorės, žinai. Tiek, kiek mes patys įsibaiminam, tiek yra. Čia, kaip aš sakau, žinai, žmogus turintis 100 eurų sąskaitoj bijo, kad neišgyvens iki mėnesio galo, ir žmogus turintis 5000, jo, arba milijardą, žinai, sąskaitoj, irgi bijo, kad neišgyvens iki mėnesio galo. Nu, Jėzus, tu Marija, duokit man jo problemas, aš nesuprantu. Tai mastai skirtingi, bet nerimo rūšis ta pati, žinai, nu, baimė, kas bus rytoj. Tai man atrodo, tas irgi, žinai, labai svarbu. Jo, nes tiesiog galbūt reikia irgi turėti galvoje, nu, kažkiek to nerimo, tas nerimas, stresas, jisai yra evoliuciškai pasiteisinusi priemonė mums tobulėti. Nu, vėlgi, kaip sakiau, išgyvenimas nėra privalomas. Tai, nu, mes, jeigu mes norime judėti šitame besikeičiančiame pasaulyje, mes turime. Ir kažkoks streso lygis jisai turi būti, nes jeigu tu visiškai streso jokio nejauti, visiškai tau niekas nekelia nerimo, nu, tai reiškia, pas tai neveikia savisaugos instinktai, reiškia, tu niekur nenori tobulėti, nu, tu tiesiog degraduoji, būdamas toj mažiausios energijos būsenų, žinai, ir iš tiesų, nu, pradedi atsilikinėti ir pradedi, taip, žinai, skamba baisiai, bet iš tikrųjų tai pradedi mirti po truputėlį, žinai. Nu, kaip ten, kažkas tai esu girdėjusi, kaip pavyzdį sakė, nu, pažiūrėk, pavyzdžiui, gyvas medis, gėlė, bet koks augalas, žinai, jisai į viršų stovi, ne? Nes vertikaliai, jeigu tu negyvą daiktą pabandysi pagaliuką kokį vertikaliai išlaikyti, nu, jis nestovės. Kaip įdomu. Reikalinga pastanga stovėti, juokiasi jinai. Nesakyk, kad kažką jau prigalvojai, ne tą, ką reikia.
Bet kai jisai tampa nebegyvas, jis tiesiog nebegali stovėti. Žiūrėkite laidą su vaizdu. Ok, ir jeigu jau iki čia pažiūrėsite, tai galite uždėti laiką ir užsiprenumeruoti. Juokinga. Jo, duokite žinoti, ar mūsų juokeliai yra juokingi. Mes tada kitą kartą jos koreguosim. kiekį. Tai aš žinai. Tai dabar pratęs. Grįžtu pasijungs. prie temos. Galvoju, žinai, apie tai, pavyzdžiui, filmo dabar kažkodėl vaizdinys atėjo į galvą ir kai bėga nuo kažkokio pavojaus, ar ne, ten, ar nuo gyvūno, ar nuo pabaisos, ar nuo kažko, žinai, ir pribėga kraštą, bedugnę, ne? Nu ir yra du variantai, ne? Arba eiti į kovą, arba mirti, ar ne? Arba šokti į nežinomybę. Ir, nu, šiaip filmuose, ką dažniausiai daro? Šoka, Šoka, tai va čia turbūt ir yra tas, žinai, kad neateina aiškumas iš galvojimo. Aiškumas ateina iš kažką darimo, žinai, iš veiksmo, kad, tu turi kažką tai padaryti ir aš tau labai pritariu, kad tas veiksmas gali būti visiškai minimalus ir čia net paliekant net ir karo temą, ar ne, gali būti, nežinau, nerimas dėl to, kas kitą savaitę ten bus, ar mokykloje, ar darbe, ar, nežinau, ten atleis, neatleis, ar susirasiu kitą darbą, keisti, nekeisti, ar ne, tų nerimo gali būti pačių įvairiausių. Su klientu kokiu piktu susitiksiu, nesusitiksiu. Bet jeigu tu, žinai, nori keisti darbą ir 2 metus nesugebė atsinaujinti savo CV, turbūt nesusirasi, ar ne, tas pokytis taip ir neįvyks. Tai va tas vienas mažas veiksmas, nereikia niekam siųsti, ar ne, aš kažkada esu sakius klientai, nesiųsk, bet susidėk į siveką, tiesiog tai, kas tu esi, žinai, apie ką tu dabar, kaip tu pasikeiti, kaip per tuos metus augai, pati pamatysi, kas vyksta, kad tu šiaip nestovėjai vietoj, žinai. Ir va tas mažas veiksmas kartais iš tikrųjų gali išvesti į kažkokį rezultatą. Ja, tai čia toksai, žinai, pačiam savo, kaip su to nerimu kovoti ir ką su juo daryti. Aišku, kažkiek streso, kaip sakiau, yra reikalinga, mes negalime, žinai, jo visiškai eliminuoti ir pasakyti, kad ne, aš noriu būti visiškai tokia amebos būsenai. Iš kitos pusės per didelis stresas ir nuolatinis stresas. Aš nežinau, kaip tas milijonierius, milijardierius Nvidia dar nepatyrė perdegimo, bet šiaip iš tikrųjų ilgalaikis stresas jis būtent irgi veda į perdegimą, į tokį, pavargimą nuo viso to. Ir va čia turbūt labai svarbu pagauti save, kad iš tiesų nesidurčiau tenais toje, nes nežinau, ką sako statistika, šio vienoje konferencijoje sakė, man sunku patikėti, tai skaičiais, man regis, aš jau minėjau, kad 50% žmonių jaučia perdegimą darbe. Kas antras? Aš, gal pritarčiau statistikai, tik tai galvoju, kad ne visi žmonės gal tai įsivardina, nes aš kažkada kalbėjau, kaip atskirti, kad aš jau jaučiu perdegimą ar kad aš tiesiog pavargau. Visiems sunku, žinai, dabar tokia, nežinau, aš susitinki ką nors, kaip tu, o Jėzus užsikrovęs, ten bėgu, ir mes, žinai, galvojam, o geras, daug veikia, žinai, tarsi čia geras ženklas, būti pavargus. Čia tarp kitko irgi visuomenės spaudimas, tu turi look busy, žinai, atrodyti visur, čia bėgu, viską čia darau, visur reikalinga, žinai, jeigu tik tai nėra, nieko manęs nereikia. O, žinai, ten irgi turiu tokią bičiulę, kuri, žinai, sako, šiandien nieko neveikia. Kas čia per nesąmonę, nieko neveikia, žinai, o kur tavo streso šaltinis, tai tu gyveni be streso, žinai. Kas leido? Kur pažyma? Kur tavo malonumas, kad aš geriausia, aš stipriausia, žinai, ten number one, žinai. Turbūt, man tie dalykai yra labai tokie, sunkiai pastebimi, kada tai yra tas iš įpročio veikimas, nes, man tiesiog tai yra natūrali būsena veikti daug ir būti pavargusiu. O kada tai jau yra kritinis momentas, žinai, kada yra nervų sistema jau shutdownas ar ne, jau išsikrovimas ir negali veikti. Aš dabar turiu trenerę, su kuria irgi nemažai diskutavom, tiesiog apie žmonės labai skirtingus tipažus, ar ne, kurie stačia galva neria, pavyzdžiui, ten į sportą, į maratoną, į kažkokius tai veiklas, ar ne, kur reikia labai daug energijos. Ir aš vieną irgi pokalbį esu klausiusis, kur žmogus sako, aš po maratono visada nusprendžiu, kad daugiau nebenersiu į šitą, nes man jau yra gana, aš pervargęs, nebenoriu, ten man jau nebereikia, praeina 2 savaitės ir aš nebejaučiu prasmės. Ir aš vėl užsirašau į kitą maratoną. Tai tas, žinai, pervargimas tarsi yra ženklas, kad jau viskas nusėdai, tai kas toliau, žinai. Tai, pražiopsoti savo perdegimą, man atrodo, irgi yra labai normalu. Ir labai normalu, ir labai, ta prasme, vėlgi jo, ir tas visuomenės spaudimas yra, aišku, aš, ne psichologas, žinai, galbūt negaliu paaiškinti, kaip tai nutinka, kad mes pražiopsome, bet tiesiog, ta rutina, jinai taip įtraukia, kad taip atrodo, kad tu nebeturi kito kelio.
ir kito būdo daryti, žinai, ir dar kartais net ir pas save pateisinė. Aš pažįstu vadovą, kuris sako, bet man viskas gerai, aš skiriu laiko ir šeimai skiriu ir tam, ir viskas suplanuota, sudėliota minutės tikslumu. Galvoju, come on, nu, ta prasme, bet į tave pažiūrėjus nesimato, kad tu būtum, žinai, laimingas ir ten toks visas paklaišęs, žinai, pas mane viskas sudėliota, žinai, nu, palauk, bet tavo veidas persikreipia, žinai, tu visas persikreipęs ir tu praleidi tam tikrus, nu, galbūt svarbius dalykus, kurie tu, nu, ten per tą planą, žinai, jau nebespėjai. Tai mes esame, tarp kitko, laida irgi padarė apie tai, kad, nu, va, to staptelėjimo tokių reikalinga ir kad reikia pabūti kartais su savimi ir pagalvoti apie tai. Tai, jo, tai turbūt patiems yra sunku įsivertinti, bet vėlgi čia gal praverstų, žinai, badis kažkoks tai, arba tiesiog. Psichologas. Arba psichologas. Labai... Bet kaip pas psichologas šitaip elgiasi, Jo, tai jo. tada jau irgi sudėtingiau. Aš dabar pasakėjau, žinai, ir kaip tai atsiranda, ir aš galvoju, kad mes jau dabar darom meškos paslaugą kaip visuomenė, nu, ne apie mus ar ten kažką konkrečiai. Pavyzdžiui, dabar jaunoji karta, ar ne, yra, ir tikrai girdėjau ne vieną jokelį, kad jau šitie jaunuoliai tai krištoliniai, žinai, biški daugiau padirba, jau jiem ten reikia pailsėti. Savaitė sunkesnė, jau jiem reikia laisvadienio, žinai, ir tarsi tai yra, žinai, patraukima tikrai per dantį, nu, kad realiai čia yra kažkas tai, kas nėra priimta. Bet o kas, jeigu jie veikia teisingai? Nu, jeigu čia mes esame įpratę, žinai, gyventi iki tokio, kur jau nebegaliu iš lovos pasikelti, arba kur ten, nežinau, liga sukausto, ar ne, ar ten, nežinau, peršalimai vienas po kito, kai aš suprantu, kad aš peršalu ne nuo oro ir tiesiog imunitetas jau nebeatlaiko. O vat ten ta karta, kuri jau moka atpažinti, kada yra riba to tokio, kada jau man tuoj bus blogai, persikrauna ir pirmadienį ateina į darbą, žinai, išsimiegoja. Tai aš tiesiog, žinai, gal tai pakeliu į paviršių, nu, kad ar nėra taip, kad mes juokiamės ne iš tų, iš kurių iš tikrųjų turėtume pasijuokti, žinai, nu patys iš savęs gal turėtume biškį. Tai, žinai, nu tai aišku, kad, jo, kaip aš kartais mėgstu sakyti, mes patys tokius ir užauginom, žinai, nu, kodėl ta jaunoji karta tokia, vat, ypatinga dėmesį skirianti ten poilsiui, darbo ir poilsio balansui, ten visiems ten išėjimui iš darbo laikų ir taip toliau. Nu, todėl, kad jie matė tėvus, kurie išprotėję varė ir skiria savo vaikams 7 minutės per dieną. 7 minutės, come on, guys, žinai. Aš nu, kiek skiriu čia, jiem per daug. Čia ne apie tave buvo, čia statistika. Nežinau, ar jiem, ar man, bet būna per daug. Tai esmė tame, kad, nu, jie tiesiog nusprendė, kad jie taip nenori gyventi. Nu, nes tu matai, kad, o tai, nu, už ką kovojam, nu, vardan ko visą tai darom. Nu, čia vėlgi grįžtam iš to į emocinę brandą, ne? O koks yra mano galutinis tikslas? Ar tas mano nuolatinis bėgimas ir visiškai demonė, ką aš iš to gausiu, kaip ten, dienų pabaigoje, kaip sakoma. Tai čia vat, labai, žinok, net ir savo irgi pasižymėjus, žinai, kad stresas, nu, yra natūralus adaptacinis procesas ir nieko jame iš principo nėra blogo. Bet problema turbūt tampa tada, kai jis tampa nuolatiniu ir be prasmės. Toks besitęsiantis, o dėl ko aš tai darau, o kam aš čia stengiuosi, nu, turbūt ir tu gal esi atsidūrus, žinai, tokia momente, kai aš galvoju, o kam? Kokia čia ta galutinė, žinai, suma, data, kas čia tas galutinis taškas, žinai, link ko aš einu tokių krūvių. Nu, kam kas čia man turi to nutikti, reikia, kad tu sustotum? Aš esu dirbus 12 valandų per dieną, savaitgaliai, kompas namo, žinai. Ten vaikai pamiršti, nu, ko gero tikrai buvo toksai etapas, kai net dar ir tų jeigu 7 ir neskirdavau, laisva, žinai, tai dar minučių. suirzusi, žinai, nepatenkinta. Jeigu laisva suirzusi, jeigu kažkas kažkur ten kažką, tai, žinai, savaitgaliais per atostogas nuo telefono nesitrauki, kol vienu momentu, žinai, nu, taip savo pasakai, palauk, bet tai, nu, tapsime, o kur yra tas galutinis taškas? Čia ir kur galutinis, ir aš galvoju, kad čia mūsų neatsparumas manipuliacijom, žinai, nu, manipuliacijom tom tokiom nebūtinai piktybiniam, bet tavęs neišsisuksim. Tu pati geriausia, tu čia šitoj srity stipriausia gal padarysi, žinai. Tu vadovas, tu turi sugalvoti, žinai. Jo, tarsi tai yra užduodami tokie, žinai, nu, aš jau dabar drąsiai vadinu tai manipuliacija, nepaisant to, kad kitas žmogus gal nejaučia, kad tai daro. Bet būti atspariu ir suprasti, kad aš turiu atsakymą turėti, dėl ko aš tai darau, o ne kiti turi mane įtikinti, kad čia yra prasmė. Tu pamatysi, praeisi šitą, mano čia yra istorija, ar ne, kad pamatysi jau, jeigu šitą projektą padarysi, tai tau atsidarys visos duris.
Ir aš tikrai pasirašiau, nes man atrodė, kad čia yra didžiausia motivacija. Bet aš tiek tam projekte praleidau laiko, kad mano to projekto buvo bloga. O tai atsidarė duris ar ne? Aš nebenoriu tų durų, nebenoriu tokių projektų, nes aš Aha. matau, kaip jie išeikvoja, kiek daug energijos kainuoja, kiek daug manęs Ir ten tos reikia. duris, net jeigu jos atsidarė, Jeigu ten jos jau atsidarė ir aš, niekas pavyzdžiui, gaunu jo. užklausų tą temą, aš sakau, ne, aš į šitą nebelendu, ar ne, kas yra ten duomenų analizės, dar kažkas, tai tiesiog nusprendžiau savo, kad, nedarau, nes aš galiu, bet o kam? Jo. Tegul daro tie, kas koncentruojasi į duomenų analizę. Nes Aš neturiu kokiu būti tikslu viskas aš- ir apie viską, žinai. Jo, kokiu tikslu aš iš esmės, darau. Ar yra kažkokia tai ta vadinama suma, kurią jau aš uždirbęs, galėsiu nusiraminti, ar yra kažkokia, nežinau, laiko etapas, ten vaikus į mokslus išleisiu, dar kažką padarysiu, ar yra pasieksiu karjeros kažkokią tai laiptelę, ar ten profesionalumo kažkokį tai lygį, bet, labai dažnai mes paskui pamirštame, kad, tą pasiekę ten tą, nežinau, karjeros laiptelį kažkokį tai staiga užduodame, o tai kas toliau, o tada atsakomybių dar sukrenta daugiau, varai toliau jau iš inercijos, bet jėgų, entuziazmo ir prasmės ir vardan ko tu visą tai darai, tiesiog nebelieka paprasčiausiai. Jo, ir aš dabar galvoju, net ir apie mokymų, tos užsakymus, užklausas, kad aš dažnai girdžiu, kad patiria daug streso ir reikia įrankių, kaip su to susitvarkyti. Time management, ten dar kažkokie dalykai, kaip čia būti produktyvesniem tuo laikotarpiu, kai yra chaosas. O aš turiu tokį gilų įsitikinimą, kad mes galim koreguoti, tiksliau turim pirmiausia koreguoti savo reakciją. Ta momentinė, inertiška, kaip aš sakau, jeigu jau kažkurioje, man atrodo, minėjau, kad jeigu gaunu laišką su svarbu, tai iš karto man pasidaro smegenyse skubu. Nors tai nėra susiję ir dažnu atveju nebūtinai taip yra. Arba jeigu gaunu iš VMI, tai turiu atsakyti nedelsiant, nors yra duodamas terminas ten 28 dienos. Šiandien išgalvoju, data visiškai nereali ar ne istorija. Bet turiu meni, kad tam tikros įstaigos, tam tikri žmonės, laiškas iš vadovo, ten laiškas iš valstybinės kažkokios organizacijos, jos sukelia tam tikrą jausmą ir čia yra tik mano sprendimas, ar aš pasiduodu tai bangai ir esu dalis to chaoso ir jame veikiu, ar aš pats sakau, palauk. Biški pasižiūrim, ar tikrai aš čia turiu skubėti, gal aš galiu prasitęsti tą terminą, gal aš galiu paieškoti, kas kitas gali padaryti, gal galiu nubrėžti ribą ten, kad nedarysiu, Tai kai tik tai įkrenta pokytis, kurio aš nesitikėjau, pirmiausia sustoti ir tą pokytį apžiūrėti. Apie ką jisai čia, apie ką jisai bus, kam čia reikia, gal jo net nereikia, gal čia jisai, kažkas sugalvoja idėją, darom taip ir aš varau, paskui tą idėją. O kas galia, koks tikslas, tai nežinau, ar čia nenuklydau biškį į kitą temą, bet... Tos temos jos vis tiek vienas su kita persipina, nes kitas dar šalia yra tas toksai, savivertės tokios truputėlį turėjimas, nes labai dažnai, žmonės neria į tuos dalykus ir tenais, bando įrodyti kitiems, kad aš geresnis, aš sugebėsiu, aš manęs ten nevertino mokykloje. Tarp kitko, to naratyvo pilna ir spaudoje, kai ten pasakoja visi savo istorijas, ten tik tai biški jau sužvaigždėjau ir iš karto pradedu pasakot, kaip manęs neįvertinau, aš dabar ten kažkokia tai žvaigždutė ar pusžvaigždė, arba kažkas, tai ta prasme, tas iš kur tas noras, kam čia reikia įrodinėti, tu pats savo pirmoji, ta prasme, turi susivokti, kam tau to reikia. Ir kas, kad ten kažkoks penktas, nežinau, nuo tavęs 55 koks nors pažįstamas per 50 rankų, kaip sako, per didžiulį nuotolį kokiam nors kaimukį sėdintis žmogelis apie tave kažką tai galvos. Koks tau skirtumas iš to? Bet čia, aš vieną kartą su psichologė esam kalbėję ir jinai labai taip aiškiai išdėliojo, kad jeigu žmogus, būdantis ten 40 ar 50 metų, vis dar kaltina patirtį mokykloje, patirtį kieme ar kažką, tai nebėra okei, nes realiai tu jau nuo to laikotarpio pragyvenai 20-30 metų. Ir vis dar remiesi, kad tas įvykis ar tas momentas, padarė įtaką visai tavo linijai. Aš nekalbu apie labai ten baisiai traumuojančias patirtis, nenoriu čia kažkaip nureikšminti, ar ne, tų, kas tikrai žmonėms svarbu ir kažkaip sumenkinti tų, kurie nešasi tas patirtis. Bet tas atsakomybės prisiėmimas, kad šiaip tai aš dabar jau suaugęs ir galiu nebekartoti, galiu daryti kažkaip tai kitaip, ar ne, priimti sprendimą savo ir nebekaltinti ten tėvų, draugų, klasiokų, ir iš manęs irgi tyčiojasi klasiai, ir ką.
arba- 10 metų turėjau kompleksą į ant scenos, po to įveikiau ir pamiršau, žinai. Nu, tiesiog ateina laikas uždaryti tas duris. Nu, tai gal ten klasiokams atrodė arba tiesiog, žinai, nu, reikėjo jiems prie kažko Patiem gal, pasikabinėti, žinai, patys gal turėjo kažkokių tai kompleksų, žinai, ir dabar žmogui įdeda kompleksą, kad tu ten kažkoks vienoks ar kitoks ten protingesnis, koks skirtumas, aš gyvenu savo gyvenimą. Ir jeigu aš noriu būti tokio protingumo, aš ir esu tokio protingumo. Jeigu aš noriu būti tokio grožio, aš ir esu tokio grožio, žinai. Nu, ta prasme, visiškai tai, nu, neturėtų daryti įtakos, bet vat išmokti tas duris uždaryti. It's okay, buvo, aš iš tos patirties kažką tai pasiėmiau sau, nu, pavyzdžiui, mokėjimą būti atspariu, žinai, kitų nuomonį. Arba ten supratau, kad vertybė yra ne kaip gražiai garbanojasi mano plaukai, bet galbūt kokia aš esu ten protinga. Nu, vat, kažkurioje kitoj vietoj vertybė. Nu, pamatyti ne save. Išpūsti lūpas jo, o pavyzdžiui, palavinti savo kokį nors emocinį intelektą. Nu, dabar visiškai džiazuoju ir nežinau, kur čia šitas džiazas nuves. Turbūt apie tai, žinai, uždaryti duris ir eiti patys renkame, žinai, ką daryti, nes ir vienas ir kitas kelias yra okei. Nu, noriu eiti į grožį, einu į grožį, noriu į tenai, bet kad tai būtų mano sprendimas, o ne visuomenės primestas. Ir čia, nu, tikrai jaučiu, kad klysta mane į šoną, bet tai ir yra apie tą neapibrėžtumą, kad ne aplinka, ne visuomenė mums diktuotų. Nežinau, pranešė kažkokią žinią ir visi išlavė tualetinį popierių, ne? Nu, ar tai yra racionalu, ar tikrai... Bet o jeigu prireiks? Nu jo, bet aš... Gerai, gal, žinai. Bet ar tai tikrai yra vienintelis kelias, žinai? Nu, ar tai yra vienintelis pasirinkimas eiti su banda ir daryti tą, ką visi daro, žinai? Čia mano viena kaimynė irgi buvo, pasidavusi bangai, sako, visos lentynos konservų iššluotos, tai ir aš pasiėmiau. Bet o kas, sakau, jom buvo, tarsi čia kažkas tai, nu nežinau, sako, bet visi ima, tai matyt kažkas bus. Apie ką čia yra? Čia mūsų yra, tarp kitko, įtakoje labai naudoja šitą tą deficito sindromas, tas vadinamas, jeigu visi ima ir jeigu neliks, tai mums tada to norisi, nu, nes ryškiai kažkoks čia gali būti. Kažkas čia bus, kažkoks čia pavojus gali atsirasti. Jo, tai, nu, tiesiog turėti galvoje ir kaip ten Darvinas, man regis, sakė, išgyvena, nes stipriausiai išgyvena tie, kurie sugeba prisitaikyti. Tai turbūt tas, nu, gebėjimas prisitaikyti prie to, kas yra, tą, ką turime, žinai, nes, nu, nebus kitaip, nepakeisim visos aplinkos, nepakeisime visų, man tai sakau, man tai labiausiai kirba, žinai, vat kartais būna tokios, nu, irgi, kaip mes reaguojame ten kokie nors, nu, ale bandantis tapti influenceriais arba ten kokios nors žvaigždutės paskelbė apie save ir sulaukia ten kokios heito bangos, žinai. Ir tada sėdi ir verkia, nu, kaip čia manęs nekenčia ir ką. Bet tu rinkaisi ateiti į išorę ir tu turi prisitaikyti prie to, kad bus ir to, ir to. Ir tu turi, vat, mokytis ne kaip kitą kartą padaryti, kad mane vien tik tai mylėtų, bet kaip man priimti, kad yra kitokia nuomonė. Aš net juokavau, aš kažkada dar labai senai esu pradėjusi tokį tinklaraštį rašyti, po to turėjau savo puslapį ir aš suprantu, kodėl man nebesitęsia ta veikla, nu ir aš ten taip nuosekliai gražiai labai užsibaigiau su to. Dėl to, kad tuo metu aš nebūčiau atlaikiusi išorinės nuomonės. Aš tiesiog buvau neatspari tam, ką kiti galvoja ir man reikėjo gerokai save suformuoti, kad aš galėčiau eiti į podcastą šnekėti, kaip kitiem ten atrodo sąmonės, nesąmonės šneka ar ne, ir žinoti, kad aš kalbu tą, ką aš kalbu. Nebūtinai tai yra tiesa ar netiesa. Tau nepatinka, tu neklausyk. Jo, tai va tam reikėjo irgi gerokai tai pribręsti, žinai, ir tai nebuvo gal komfortiška ir dabar aš jeigu kurčiau, turbūt kurčiau visai kitaip, žinai, bet tuo metu aš nebūčiau atlaikiusi, jeigu būčiau tą heito bangą, žinai, gavus. Bet taip, žinai, galvoju, kad einant link pabaigos, nu, man atrodo, kad labai svarbu, žinai, išsibrėžti, va tam neapibrėžtume, plėsti tą savo komforto zoną. Aš galvoju apie tai, kad nu, yra tokia, nežinau, sistemos nuostata, išlipk iš komforto, perlik savo komforto zoną, žinai. O man norisi, kad žmonės tą komforto zoną po truputį plėstų, žinai. Ir va taip, kaip tu sakai, kaip pratintis prie tų pokyčių, aš rekomenduoju ten paimti ir dantų šepetėlį, perstatyti iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę ir pamatysit savo reakciją. Nu, kokia yra iš tikrųjų reakcija į pokytį. Arba, nežinau, ten įdėjot vištą kepti ir pridegė.
Nu ir pažiūrėkit, kaip reaguojat. Realiai, ar čia pasaulio problema didžiausia, ar ne, o bet čia nevalgęs čia nors nutiko. šaldytuve ten yra dar viena. Jo, bet žinai, pasitikrinti, ar tikrai aš adekvačiai reaguoju net į pačius mažiausius pokyčius, nes dideliuose ta reakcija tiesiog, pasidaugins iš 10 kartų, žinai. Jo, tai kaip ten sako, žinai, kaip mes mokomės, taip iš tos komforto zonos išeiti yra svarbu, bet vėlgi nenušokti per daug toli, žinai. Nes iš karto pas mus ties juoda balta asocijuojasi. Aš arba esu komforto zonoje ir visiškai užkerpėjęs tenais, arba esu jau ten super streso, žinai, ir tada tipo tik tai mokausi. Ne visai taip, mes mokomės, kai nėra to jau labai didelio streso, mes mokomės čia šalia tos komforto zonos, kaip tu sakei, kažkokie maži pokyčiai. Ką aš sugebu suvaldyti, iš to aš galiu išmokti. Jeigu aš jau pakliūnu į visišką ten stresą, tai aš, mano tada įsijungia visiškai kiti gynybiniai mechanizmai tenais išlikti, išgyventi ir, nežinau, ar aš išmokstu kažko, tai aš tiesiog prisimenu, kad kai buvo blogai, žinai, ir išnešu muilą ir ieškau, kur čia man nereikėtų į tai pakliūti. Bet tiesiog galbūt, ugdyti tą atsparumą stresui. Jo, ne tai, kad būti komforte, bet mokėti būti atspariam, tam normaliam stresui, suprasti, kad jis yra reikalingas. Pasaulis keitėsi ir keisis toliau, visokie atėjo ten ir valdžios keitėsi, ir pareigos, ir situacijos, ir ten karai, ir taikos, ir kas tik nori, ir taip toliau panašiai. Bet visame kame, mes turbūt, žinai, labai dabar taip didaktiškai nuskambėsiu, visame kame yra, žinai, naujos galimybės. Tiesiog kiekviename nutikime tu gali o ką aš iš to galiu pasimti? Kur mane tai gali nuvesti? Ką aš galiu išmokti? Ko aš galiu, žinai, ką aš galiu pritaikyti savo, kad kitą kartą man būtų paprasčiau ir lengviau. Tai aš tau visiškai pritariu, man atrodo, žinai, komfortas gali būti ir stabilus, ir tuo pačiu tik tai stagnacija, ar ne tavo gyvenimui suteikti. Diskomfortas gali auginti, bet jeigu tas diskomfortas yra nuolatiniam mano chaose vidiniam, tai yra perdegimas, stresas, ir iš to visos einančios ligos, pasekmes ir taip toliau. Tai pokyčiai niekur nedings iš mūsų gyvenimo, tik tai savo reakciją juos reikia ugdyti ir linkim turbūt gražiai ir gerai praeiti tos pokyčius, kad ir kokie jie būtų, žinai, gražiai. Ugdyti gebėjimą jo reaguoti taip, kaip mums būtų naudinga. Tai ką, tai šiandien turbūt tiek, jeigu patiko, pritarėt, duokit ženklą, jo uždėkit laiką, tai padeda mums gyvuoti eteryje ir pamatyti daugiau žmonių, kad mus pamatytų daugiau žmonių. Komentuokite, laukiame jūsų, nežinau, klausimų, galbūt netgi pasiūlymų ir iki kitų kartų. Ate.